Sveikučiai visi. Pas mane kvepia čiobreliais. Miške čiobreliai žydi išsijuose, žiegeliai čirškia, visokie mašalai kanda. Senokai darėme dėlionę Šarkelę varnelę, kad atnešė savo snapelį, todėl šiandien kažkaip automatiškai rankos siekė juodojo miško taro kortų. Tai pasižiūrėkime šiandien tokią dėlionę. Šarkelę varnelę, ką atneši savo snapelyje. Kaip ir visada, 4 variantai. Na ir pažiūrėkime. Esu pasidėjus šalia Gustavo Klimto taro kortas. Na, tiesiog, kažkaip užsimaniau, tiesiog ranka pati paėmė ir padėjo čia tas kortas, bet nežinau iš tikrųjų, ar aš jas naudosiu ar nenaudosiu, bet pažiūrėsim, kaip eisis eigoje. Jeigu reikės kažkokio labai papildymo ar klausimas kažkoks iškils, galbūt pasitelksim ir Gustavo Klimto taro kortas. Gerai, 4 variantai. Šarkelę varnelę, kad atneši savo snapelyje. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taip, sugalvokite savo variantą. Ir pradedam nuo pirmojo. Taurių karalius, 3 taurės, lazdų tūzas, 3 kardai ir atsiskyrėlis. Na, viskas labai aišku ir labai, netgi sakyčiau, tradiciška. Aišku, jeigu čia mergaitės žiūrite, tai teks turėti reikalų su taurių karaliumi. O kas yra taurių karalius? Tai vyriškis, kuris yra brandus, pirmiausia, brandaus požiūrio. Gali būti kažkoks užimantis tam tikras pareigas, geras pareigas užimantis. Žmogus išmintingas toksai. Jis gali, jo darbai tokie protingi yra iš tikrųjų, arba veikla tokia, kaip sakyti, protinga. Tai gali apimti labai didelę sferą tokių darbų. Taurių karalius gali būti nuo juristo, mediko, kažkoks mokslo žmogus arba dirbantis darbą, kur reikalaujama ypatingai įtempto galvojimo arba tam tikrų specifinių žinių. Tai ir tas žmogus, tas vyras iš tikrųjų toksai yra su tokia intuicija, su tokiais įdomiais požiūriais. Ir aišku, tai kas svarbiausia, jis labai simpatizuoja jums. Gal netgi myli jūs, galimas ir toks variantas. Bet kad labai simpatizuoja, tai čia faktas. Jeigu čia vyrukai žiūrite, tai reiškia, jūs pats toks esate. Šaunus, žodžiu, subrendęs, brandaus mąstymo, kokiame amžiuje jūs bebūtumėt. Galbūt jūs visiškai jaunas žmogus, bet jūsų mąstymas yra pažengęs, brandus. Jūs ne pagal metus turite savo išminties ir protinių sugebėjimų aštrumas yra išreikštas. Tai
Dar ką noriu pasakyti apie tokį žmogų, ar tai jūs kaip vyrukas, jeigu žiūrit, arba merginos, jeigu žiūrite, tai tas žmogus yra sąžiningas. Juo galima pasikliauti. Jisai neapgaudinėja, jisai nuoširdus, jisai nuoširdžiai sako viską, nemėgsta kažkokios neteisybės ar melo, nemėgsta piktumų. Vat su tokiu žmogum turėsite reikalų šiuo sugalvotų periodu. Beje, aš nepriminiau prieš dėlionę, kad visą laiką, kaip įprasta, mūsų rubrikoje Šarkelė varnelė, laikotarpį sugalvojate jau patys. Tai va, ir kągi tas taurių karalius, o taurių karalius norės su jumis praleisti laiką. Linksmai praleisti laiką, galbūt tas laikas bus, žinot, apvainikavimas jo, kaip čia pasakyti, dėmesio rodymo jums tam tikrą laikotarpį. Galbūt jis dėjo kažkokias pastangas, kad atkreiptų dėmesį jūsų į save ir kad jūs tiesiog užkariautų. Ir tiesiog bus tas apvainikavimas. Apvainikavimas, turiu galvoj, bus kažkoks vakarėlis, bus kažkokios linksmybės, kur bus smagu, kur bus linksma, kur bus jauku, kur bus miela kompanija. Ir greičiausiai tas žmogus gaus ir jūsų dėmesį, ir jūsų širdį, ir jūsų prielankumą. Ir galbūt netgi ir kūną. Tai va, ir dar kas yra labai įdomu iš tikrųjų. Galimas dalykas tame vakarėlyje, tose linksmybėse, bus konkurentė mergaitės. Bus konkurentė ir, žinot, tik tais atsargiai. Iš karto norisi patarti, nes šitas vyrukas, jis labai abejos, labai rinksis iš ar tai jūs, ar tai kita jam į akį kris, bet kažkokia kaip čia pasakyti, akimirka pasitaikys, kuri nulems viską. Ta akimirka pasuks įvykius taip, kad jūs atsidursite jo glėbyje, kad jūs džiaugsitės jo komplimentais, jo dėmesiu, jo šilumą. Ir turėkite galvoje, galimas dalykas ir jo kūno šilumą. Ir žiūrėkit, kokį svečią mes čia turim. Čia jis greičiausiai nuo čiobrelio atėjo. Aš jį paleisiu į lauką. Štai. Tai va, ir dalykas toks, kad greičiausiai tas vyrukas turės jūs kaip moterį. Bus labai aistringas, bus labai audringas. Toks, žinot, kad net kvapą gniaužia. Ir bus tikrai labai tas momentas jums, net kojos links, žinot, ir jūs džiaugsitės. Jeigu čia žiūri vyrukas, tai tas vyrukas turi tikrai šansą ir galimybę gauti merginą į savo glėbį. Bet kadangi čia mūsų dėlionė daugiau mergaitėms, tai aš toliau kalbėsiu mergaitėms, bet jau vyrukai toliau prisitaikysit, žodžiu, savo. Tai va, tai galimas toks variantas, kad, žodžiu, jūs praleisite kartu aistringą naktį ir bus iš tikrųjų tokia naktis, kuri verčia pašiurpti, kuri verčia ilgai prisiminti tą naktį, kad ir paskui daugybė metų praeis, galbūt su tuo žmogumi ir net nebūsite, bet tą naktį jūs kažkaip užfiksuosite savo atmintį ir atsiminsite ilgam. Ir kasgi toliau įvyks? Čia, kaip sakiau, yra kažkokia tai konkurentė. Ir galimas dalykas,
ta konkurentė pasieks vis tiek savo. Matote, 3 kardai, sudaužyta, persmeigta širdis, 3 kardų persmeigta širdis. Ir, tai yra išdavystė. Nesantaika kažkokia, piktumai, kažkokia įtampa prasidės tarp jūsų. Ir žinot, netgi šita 3 kardų korta gali tokį patarimą nešti, kad būtina atsiriboti nuo praeities. Ir jeigu jūs nenorite galutinai netekti šito vyruko, neprikaišiokit jam kažkokių jo nuklydimų, kažkokio žvilgsnio ne į tą pusę. Tiesiog nereikia, nes tai turės negrįžtamas pasekmes. Ir galimas dalykas, kad jūs liksit viena. Tai va, ir žodžiu, negalima jam prikaišiot. Jam reikia pasakyti tiesiai šviesiai, kad nepatinka man taip, kaip tu elgiesi, aš to negaliu toleruoti. Jeigu nori būti kartu, žodžiu, kažkas panašaus, ar ne? Labai gražiai, labai diplomatiškai reikia tą klausimą spręsti, nes vyras čia yra aistringas ir karštakošiškas. Tai jis gali užsiplieksti ir iš tiesų gali pasirinkti ne jūs, o jūsų konkurentę. Ir jūs liksite be jo visiškai. Gerai, pasižiūrėkime. Vat taip užsinorėjau pasižiūrėti papildymą su Gustavo Klimto taro. Kas bus, jeigu jūs labai, kaip sakyt, nuoširdžiai, labai švelniai ir be jokių priekaištų turėsite su juo pokalbį, išklodama visą tiesą. Bet tą tiesą reikia iškloti kaip įmanoma švelniau ir taktiškiau. Gerai, pažiūrėkime, kas būtų toliau. Magas. Ir štai, matot, labai yra gera korta. Magas, žodžiu, moters magija, moteriška magija, moters įtaigos magija. Jūs galite išmokinti jį galvoti taip, kaip jūs norite, kad jis galvotų. Ir tikrai moteris yra... turi tokius įgaliojimus iš visatos, kad gali panaudoti savo įtaigos jėgą, bet jokiais būdais ne per piktumą, ne per prikaišiojimą, ne per dar kažką. O tiesiog šnekant. Dialogas, netgi monologas gali būti jam girdint iš jūsų, suprantat? Ir tada tai jį paveiks. Ir jį tada paveiks, vabalėlis dar vienas, tiek to. Tai va, ir jį paveiks jūsų žodžiai ir galimas dalykas, kad išsipildys ir jūsų meilės svajonė ir jis pasirinks jūs. 2 kardai. Atsiras harmonija, atsiras ramybė ir jis pasirinks jūs. Bet jums reikės įjungti visą savo moterišką žavesį, visą savo gudrumą, protingumą ir tiesiog neleisti emocijoms, karštoms emocijoms paimti viršaus. Nes kitu atveju jūs liksit be šito vyro. Tie vyrai, jiems atrodo taip lengva, pamatė ten gražią moterį, dar kitur gražią moterį ir visur jų akis krypsta. Tai va čia panašu šituo pirmuoju atveju vyras, mylintis grožį, mylintis lipšnumą, su juo reikia lipšniai elgtis, švelniai, bet labai gudriai, mergaitės. Su konkurente reikia kovoti gudriai. Jis turi to nepamatyti, bet jūs turite jį gudriai. Matėt, magas krenta, moteriška magija, moteriškas žavesys. Visus įmanomus moteriškus kovos metodus pasitelkite. Grožis, kvapas,
apranga, prisižiūrėjimas, gudrybės, bet jam jos neturi būti pastebimos. Tai va. O jeigu ir pastebės jau paskui, tai bus jam po laiko. Ir žinot, dažniausiai būna taip, kai vyrai įsimyli ir tas pastebėtas gudrumas moteryje jam kelia labai mielą šypseną. Jie tada tai, čia mano moteris. Jie tada tokie patenkinti būna, kad ta moteris jį apsuko aplink pirštą. Tai va, pirmam variantui tokias naujienas šnabžda, karksi tiksliau šarkelė varnelė. Antrasis variantas. 2 kardai, 9 kardai, pentaklių tūzas, taurių tūzas ir kardų tūzas. Oho, na ir periodas čia pas jūs. Taip, esat kažkokioj situacijoje, kuri reikalauja, arba tiesiog laukiat kažkokio sprendimo, kažko laukiat. Galimas dalykas, kažko yra neaiškumas arba kažkokia neaiški situacija galbūt yra šiuo metu, arba jūs tiesiog galvojate, nerandate tikslaus atsakymo, kaip pasielgti jūsų situacijoje, arba pavyzdys. Galbūt jūs esate, tarkim, kažkokio sprendimo priėmimo kryžkelėje. Ar taip, ar kitaip pasielgti. O gal yra dar 3, o gal ir 4 variantas. Kaip man pasielgti tokioj situacijoje. Ir tas laukimas, jisai nieko gero neduoda. Jisai duoda įvairias baimės, įvairias hipotezės savo keliate, visokius, žinot, fantazavimus savo galvoje keliate ir gal netgi šiek tiek baimės jaučiate, nes, toks nežinojimas ir jūs abejojate iš tikrųjų. Nes taip susiklostė aplinkybės, kad jūs tiesiog negalite nieko imtis ir nieko konkrečiai veikti. Arba tai kažkokios kliūtis yra, arba jūsų neryžtingumas yra, arba kažkokia situacija tokia yra, kad jūs esate laukime. O galbūt savaime išsispręs, o galbūt nereikės man nieko daryti ir viskas, likimas už mane pasuks ratą. Bet greičiausiai bus taip, kad būsite nusivylusi, ateis nusivylimas, tas laukimas atneš nusivylimą ir tarsi pralaimėjimo jausmą. Galimas dalykas išdavystė, galbūt tai eilinė išdavystė, o galbūt sužinosite apie išdavystę. Tiesiog nieko gero iš pradžių, to periodo pradžioje. Ir bus tikrai sunkus jausmas krūtinėje, toks pralaimėjimas, tarsi nieko nesinori daryti, ryte, žinot, pabundat, atsikeliat, atsisėdat lovoje ir nesinori išlipti iš tos lovos, nesinori eiti, nesinori nieko daryti. Atrodo, sėdėtumėt po anglode, lindėtumėt ten šiltai ir su savo sielvartu, su savo skausmu, su savo kažkokiu tai nežinojimu, kas bus rytoj, kas bus po valandos netgi. Tai toks bus slegiantis jausmas, tarsi, žinot, tarsi kažkoks košmariškas sapnas. Arba tiesiog, dar šita korta gali parodyti, tokią tiesiog begalinę neviltį. Tokia, kaip į aklavietę įkliuvau į aklavietę ir nežinau, kaip dabar bus. Nieko gero nesišviečia, niekas čia man nesieina taip, kaip norisi, kad eitųsi. Bet mergaitės, visą tai jūs myli. Bus tas net neišeina man čia taip spraktelti. Tas bus, tas spraktelėjimas bus ir jis bus su tokiu wow. Pažiūrėkite, 3 tūzai iškrito vienas šalia kito.
Tai yra fantastika. Tai yra tokia stipri kombinacija. Tai yra toks stiprus papildymas vienos kortos paskui kitą, kad jau geresnio dalyko nebeįmanoma ir tikėtis. 3 tūzai kartu. Pirmiausia, tai ateis nušvitimas kažkoks ir jūs suprasit, koks jūs laimingas žmogus. Kaip visata jūs myli. Ne veltui buvo tas periodas. Tarsi atsikratimo, tarsi išsivalymo, tarsi savo emocijų iš vidaus išrėkimo, išvalymo, išmetimo. Ir žinot, toks tarsi kokia tai detoksikacija. Nuo visų vampyrų, nuo visų toksiškų žmonių, nuo visokio blogio. Gal netgi ir žiūrėjote ritualą mano grupėje, prisijungę žvaigždelių grupėje. Ten buvo paskutinis ritualas sėkmei ir apsaugai. Tai va, jeigu nežiūrėjot, labai patariu pažiūrėti. Ir bus, kaip sakiau, tas toks tarsi žaibas iš giedro dangaus. Ir dar kas labai įdomu, laimės jausmas ateis. Ateis laimės jausmas. Ir jūs aiškiai suvoksite. Žinot, kartu su tuo laimės jausmu ateis labai aiškus matymas ir mąstymas. Tarsi atsivėrus intuicija. Tarsi kažkoks atsivėręs naujas srautas. Tarsi gavote naują kvėpavimą. Ir dar labai įdomios kombinacijos. Vat pavyzdžiui, jeigu žiūrint kartu su taurių tūzų, pentaklių tūzas, tai labai gilus jausmai gali aplankyti. Intimumas gali įvykti. Gali būti toks, galbūt susipažinsit su tokiu žmogum, kad bus, kaip sakiau, tas žaibas iš giedro dangaus. Jūs aplankys tarsi apvaizda. Ir toks bus sutarimas abipusis, sutartinumas. Žinot, kaip dainų šventėje dainuoja sutartines. Kartu toks dainavimas, ta pati melodija, ta pati vibracija, tas pats požiūris, tokios pačios vertybės. Ir labai svarbu empatija, abipusė empatija. Ir kas savaime, aišku, iš tokios dėlionės, tai meilė, abipusė meilė. Tai bus žmogus suteikiantis saugumo jausmą, visiškai suteikiantis saugumo jausmą, su kuriuo bus noras sukurti tą bendrą lizdą, gyvenimo lizdą, tą bendrą nupinti gyvenimo vainiką ir su tuo žmogum eiti iki pat galo. Vat tai ir bus tas jūsų tikrasis žmogus, įsivaizduojate? Tai tuo periodu, kurį jūs čia sugalvojote. Ir laimė, auksas, pinigai, piniginis srautas atsivėręs. Galbūt tai bus turtingas žmogus, o galbūt tiesiog visata jums atvers kelią į finansus. Galbūt laukia atlyginimo pakėlimas, galbūt premija, o galbūt išlošite aukso puodą, kasgi žino. Ir dar žiūrėkite, kai eina šalia kardų tūzas, tai ir reiškia toks inteligentiškumas, teisingumas, tiesa, aiškumas ir tas gerasis užsispyrimas. Va dabar pojūtis toks, kad va dabar mes abu nuversim kalnus, va dabar mes abu padarysim tai, ką galim padaryti geriausio.
Klestėjimas, gausybė, gausa, pasipils, kaip sakytas, gausos ragas, pasitikėjimas, pagristumas, saugumas. Tai visos tos savybės, kurios va čia krenta va šitoj va kortų dėlioniai. Gerai, man labai knieti pasižiūrėti, nors aš galvoju, kad gal ir nereikėtų dabar traukti kortos, kai taip gražiai, bet žinot, aš labai noriu pasižiūrėti. Galbūt mums kortos pasakys, pasufleruos kažką, patarimą ar kažką tai. O, 10 pentaklių, na viskas, daugiau nebenoriu traukti kortų, nes 10 pentaklių kaip ir apie gausą, apie meilę, apie svajonių išsipildymą, apie wow. Ir žinot, va ta jūsų būsena, to jūsų sugalvoto periodo pradžioj atsipirks su kaupu. Tai užsibaigia, žinot, labai aiškiai kortos parodo, pasižiūrėkit, kokios kortos čia iškrito. Tai aiškiai parodo, užsibaigia jūsų liūdesio, jūsų nevilties, jūsų nusivylimų periodas. Galbūt jūs nusivylėte kažkokiu dabartiniu savo žmogumi, galbūt arba jau tarkim santykiai išsikvėpia ir jau viskas, jūs nebežinote, ar čia išeiti, ar čia dar pasilikti, ar, kaip sakyt, susikrauti savo skudurus į maišus ir išeiti, ar dar ne, ir toks tarsi bejėgiškumo jausmas, bet čia va tas bus spraktelėjimas ir net nespraktelėjimas, bus labai garsus griaustinis ir bus nušvitimas, patikėkit, čia bus wow, nes kortos taip rodo. Ir nebesinori daugiau nieko pridėti. Tai toks šaunus antrasis variantas. Tarsi, žinot, iš vikšro pavirstate labai gražių drugelių. Transformacija. Nuostabu. Trečiasis variantas. Nuo bokšto prasideda jūsų periodas, tuomet kardų karalius, fortūnos ratas, 9 taurės ir pentaklių riteris. Labai irgi šaunus variantas, kiek matosi, pradėsite nuo išsivalymo. Nuo išsivalymo, nuo netikusių dalykų išvalymo, išvarimo. Žinot, kaip netgi norisi sakyti, tarsi tą nelabąjį būsite išvarę iš savo vidaus, iš savo sielos ir atrasite suvokimą, atrasite teisybę šitame gyvenime ir kažką sugriausite. Sugriausite tai, kas jūsų netenkino, arba tiesiog tai savaime sugrius, nes jau toliau kentėti nebegalima. Galimas dalykas. Tai buvo piktumai su kardų karaliumi. Arba jeigu tai naujas žmogus, tai galbūt jūs sutiksite tą kardų karalių. Bet kažką seną jūs, žodžiu, išgriausite. Bet galimas dalykas, kad jūs susipažinsite su nauju žmogum. Galbūt nesusipažinsite su nauju žmogum, o kažką jau sutiksite ir atgaivinsite santykius su jau pažįstamu žmogum. Galimas ir toks dalykas. Bet man norisi čia kažkaip sakyti, kad tas kardų karalius labai toksai valdingas žmogus, dėl kurio užsispyrimo ir valdingumo ir autoritetingumo vat ir griūna tas bokštas.
Galimas dalykas, jūs šiuo metu po tokią truputėlį priespaudą esate to kardų karaliaus. Ir tas žmogus, jisai toksai, žinot, labai aiškiai formuoja savo mintis ir jeigu jis jau pasakė, kad viskas, tai vadinasi viskas. Galimas toks dalykas. Ir jums, žinot kas, jums palengvės. Jums krenta tas fortūnos ratas, kurį jūs sugebėsit gerokai suktelt. Tas fortūnos ratas tai yra tokia labai gera, sėkminga galimybė arba tarsi apdovanojimas. Vėlgi, labai apdovanojimas už tai, ką jums teko patirti, ką teko iškentėti. Galbūt despotizmą teko iškentėti nuo to aštraus vyro, kuris tikrai toks despotas ir savo nuomonės viešpatavimą įtvirtinęs jau senokai. Ir atrodo, kas jums buvo nepasiekiama, tarsi švelnumas, trapumas, tas, žinot, švelnumo ir palaikymo jausmo nebuvimas iš vyro pusės. Vat čia yra jūsų tas periodas toks pasibaigė. Ir tas fortūnos ratas pasuka jūsų likimą taip, kad ateina sėkmė, pasisiekimas, jūs pasijuntate laiminga ir pasikeičia jumise viskas. Pirmiausia, perversmas įvyksta jūsų viduje ir transformacija įvyksta jūsų viduje. Ateina tarsi nušvitimas. Galimas dalykas, jūs pabūsite atskirai kurį tai laiką. Galimas dalykas, galbūt pats tas vyriškis nuspręs nutraukti su jumis santykius ir pasitraukti iš jūsų akiračio. Bet jūs pabuvus viena, va tada įvertinsite, kaip jums yra gera viduje, kai jūs esate viena su savimi. Jūs darote, ką norite, užsimate, kuo tik norite, skiriate laiko savo, užsimate savo grožio procedūrom, pliuškenate vonioj, kiek tik jums norisi. Pavyzdžiui, kas ten dar, einate ten, kur norite, su kuo norite. Grįžtate vėlgi, kada norite. Žodžiu, jūs pajusite laisvę. Pajutusi laisvę, va tada prasideda tas vidinis žmogaus švytėjimas. Pradėsite švytėti iš vidaus, atsinaujinsite, jūs suprasit, kaip yra. Iš pradžių jums kažko netgi trūks, iš pradžių kažkokia baimė bus, bet kai jūs išsivalysite visiškai, jūs transformuositės, kai jūs suprasit, kokioj priespaudoj gyvenot iki tol, jūs atgal nenorėsit pažiūrėti. Ir jūs suprasit, pažiūrėjusi į veidrodį, kokia jūs patenkinta savimi, koks yra iš vidaus pasitenkinimas, kai niekas nesiurbia jūsų energijos, kai nemanipuliuoja jumis ir žodžiu, netgi jūs galit pajusti tokį visišką pranašumą savęs pačios tokia, kaip jūs pasijusite tuo metu, negu kad buvote anksčiau. Visiškai patobulėjusi, gal net nepatobulėjusi, reikėtų sakyti, o tokia visiškai atsinaujinusi, persitvarkiusi asmenybė. Ir bus visiškas pasitenkinimas jūsų savimi. Ir žiūrėkit, ir tuo metu pentaklių riteris atsiras jūsų akiratyje. O pentaklių riteris labai toksai, žinot, veiklus, energingas, atsakingas žmogus ir galbūt netgi
gausite dovaną kažkokią, gausite galbūt pakvietimą, galbūt o galbūt atsiras naujų atsakomybių jūsų prieš kažką, tai prieš save pačią galbūt atsakomybių atsiras. Galbūt jūs suprasit, kad jūs esat atsakinga už savo gyvenimą ir va tada pradėsit pervertinti savo nueitą kelią ir suprasite, kad va dabar, kai aš esu savimi patenkinta, nušvitusi, aš galiu daryti tinkamas išvadas, galiu daryti sprendimus, ir teisingus sprendimus. Ir kodėl Pentaklių riteris? Galimas dalykas, jūs pati sugebėsit kažkur investuoti, padidinti savo pajamas, savo turtą, galbūt gausite paaukštinimą darbe. Nes kai asmenybė šviečia iš vidaus, tą pastebi tikrai visi. Ne tik kažkokie simpatizuojantys asmenys, bet ir visi kiti aplinkiniai. Netgi ir tos ant suoliuko sėdinčios pavydžios močiutės, jos irgi pastebi, kad wow, žiūrėk, jinai gal įsimylėjo ar susirado kažką, tai nes pasižiūrėk, kaip ji pražydo, sušvitėjo. Atrodo, kaip ir niekas nepasikeitė, bet tarsi šviečia žmogus, tarsi iš vidaus kažkoks švitėjimas yra. Tai va, ir jūs pajusite tą savo sugalvoto periodo pabaigoje. Jūs pradėsite užsimti netgi savo tobulėjimu, galbūt kažkokius kursus lankysite, galbūt tiesiog pasiimsite knygą, kurią svajojote seniai perskaityti, bet neturėjote nei jėgų, nei noro, nei laiko, nes reikėjo ten rūpintis puodais, skalbimais ar dar kažkuo tai. Jeigu viso šito nebuvo, tai ir gerai, ir to ir toliau nebus. Bet jūs užsimsit savimi, jūs suprasit, kad jūs pati savo esat pats didžiausias turtas. Ir va tada jau, kai save pamilsit ir transformuositės, tada prašviesės viskas. Gerai, papildykim. Na, Mėnulis, dar aišku, toksai jums bus ir klausimų ir, na štai, ir atjos kitas karalius. Jums bus klausimų dar, daug klausimų, daug neaiškumų jums bus. Turėsite daug išmokti, daug sužinoti, nes bus atsivėrusios galimybės, suprantat, ir kiekvienas naujas etapas reikalauja žinių. Jūs turite tobulėti. Labai svarbu tobulėti asmenybei, ypatingai pereinant iš vieno etapo į kitą savo gyvenime. Ir kai jums nusišypso sėkmingas šansas, nepraleiskite šanso, tobulėkite, investuokite į save galų gale. Netgi nepagailėkite tam tikrų finansinių resursų savo sveikatai, savo grožiui, savo žinioms, savo tobulumui vystyti. Ir tada jums atsivers daug dalykų. Ir žiūrėkite, sutiksite lazdų riterį. Ne tik Pentaklių riteris, sakiau karalius, bet čia yra lazdų riteris. Ir lazdų riteris, arba jūs pati kaip lazdų riteris veiksite labai energingai, labai užsidegusiai ir gal netgi galit pakeisti gyvenamą vietą. Galbūt kažkur keliausite, galbūt galimas dalykas, kad gali būti kelionė, galimas dalykas gyvenamos vietos pakeitimas gali būti, nes jūs išeisite iš to žmogaus, iš to gyvenimo žmogaus ir keisite gyvenimo vietą. O galimas dalykas, kad jūs susipažinsite su vyruku karštu, energingu, mėgstančiu transformacijas, mėgstančiu judėjimą, dinamiką, tokiu, žinot, nenustykstančių vietoje ir negalinčių užsibūti ilgai vietoje, kuriam reikia tokio judrumo. Arba kitas dalykas, jūs pati galite tokia tapti. Energinga, dinamiška, tobulėjanti, besimokanti, žingeidi ir taip toliau. Ir tai labai labai geras dalykas, labai geras ženklas. Labai gera irgi trečia dėlionė.
visą laiką tos transformacijos, iš to sąstingio išėjimas, nebijoti atsinaujinti, tai yra labai labai geras dalykas. Tai yra sveikintina. Gerai. 4. variantas. Kvailys, 2 taurės, lazdų riteris, teisingumas ir 4 pentakliai. Na, panašu, kad visuose variantuose yra kažkokia transformacija, yra kažkoks judėjimas, gal ne veltui, žinot, Lilit pakeitė savo kryptį, savo judėjimą dangaus kūnų atžvilgių. Ir jūs 4. variantas irgi bus kažkokia nauja pradžia. Imsitės kažko naujo, bet žinot, tas jūsų, galbūt tiesiog keliausite, galbūt pažinsite naujas vietas, galbūt susipažinsite su naujais žmonėmis, galbūt užmėgsite naujus santykius, galbūt laukia pažintis. Ir ne veltui sakau apie naujus santykius, nes antroji korta krenta 2 taurės. Bet pasikeitimas bus kapitalus, nes vyresnysis arkanas, nulinis vyresnysis arkanas reiškia yra šansas pradėti gyvenimą nuo pradžių, iš naujo. Tarsi stovite prie skardžio ir žvelgiate į tolį. Vat, ir nebijote žengti to žingsnio. Nebijote pradėti. Ir, na taip, 2 taurės meilė, vienybė, sutarimas, galbūt, kaip ir sakiau, nauji santykiai. Arba tiesiog tai gali būti pasitenkinimas tuo, ką jūs darote, ką nusprendėte čia daryti, naujai, iš naujo, atsinaujinę, su nauju požiūriu ir su gera nuotaika svarbiausia, su lengvumo pojūčiu, nes kvailys vyresnysis arkanas yra gera nuotaika, lengvumo pojūtis, viskas gaunasi. Žinot, tarsi eitumėt per, kaip čia pasakyti, per kažkokią tai pelkę, kurioje pilna gyvačių, krokodilų, dar kitokių pabaisų. Ir jums visiškai vienodai. Jūsų pasitikėjimas savimi netgi atbaido tas visas pabaisas. Jos pasimetė, o kodėl mūsų čia nebijo. O tas žmogus eina mums per galvas ir mūsų nebijo. Tai vat toks, suprantat, ir dar plus šypsosi su lengvumo pojūčiu. Tai vat jūsų tas bus toks naujas etapas, naujas periodas. O gal tie sparnai užaugs būtent dėl meilės, būtent dėl jausmų. Nes matot, 2 taurės tai yra meilė, jausmai, švelnumas. Galbūt ta meilė suteiks jums tuos sparnus. Ir žiūrėkit, kaip tiesiog skristi ant savo karšto aistringo žirgo, žaibuojančiomis akimis atšuoliuoja tas lazdų riteris. O lazdų riteris tai labai toks draugiškas, labai irgi linkęs pritarti, linkęs imtis bendros veiklos, bendro reikalo su jumis. Ir galbūt kažkokį pasiūlymą sulauksite. Ir pasiūlymas galimas netgi toks drastiškas, gali būti netgi labai toks individualumas išreikštas. Bet žinot,
Jūs labai blaivių protų pasižiūrėsite į tą karštą jaunuolį. Labai blaivių protų. Ir ten, kur buvo tie meilės sparnai, tas švelnumas, tas vyrukas norės skristi, lėkti. O jūs jau per savo prizmę, per savo patirtį žiūrėsite, kas prie ko. Ar galima pasitikėti, ar galima stačia galva pulti į tą gyvenimą, į gyvenimo nuotykius. Žinot, jūs pirmiausia pasversite viską ir priimsite teisingus sprendimus. Ir tie teisingi sprendimai jums bus labai labai į naudą. Ir netgi, žinot, tas jaunuolis jūsų, kuris siūlys gal ten, gal tą, gal aną, gal taip, gal kitaip. Kažkoks, žinot, toks bus tarsi sujudimas, sukrutimas, bet jūs jį raminsite. Jūs jį raminsite, truputėlį gesinsite ir pasakysite, gerai, mes pradedam naują, kaip sakyt, gyvenimą, aš pradedu naują gyvenimą, sakysite. Aš kai ką jau žinau šitam gyvenime, aš esu kai ką jau patyrusi ir dėl to dabar noriu ramiai, protingai, apmąstant, teisingai ir jokiais būdais nepaperkamai. Nes būna, žinot, padovanojau ten 3 rožės žiedelius ir žinot, nupirkau ten šampano taurę. Ir dabar jau tu turi būti mano visą gyvenimą. Ne, jūs pasakysite, man to per mažai, aš tave noriu pažinti visą, koks tu esi, pamatyti kokiose situacijose, kaip tu elgiesi, kaip tu reaguoji, kokius sprendimus tu priimi, kaip tu reaguoji, pavyzdžiui, į mane ir į šalia esančią kitą gražią moterį, kokius tu jausmus jauti man, ar tai nuoširdus, ar tai gilus jausmai, ar aš galiu tavim pasitikėti. Tai visą tai jūs spręsite ir vertinsite pagal jau savo turimą patirtį ir žinias, nes jūs juk pradedat viską iš naujo, naujai. Ir ta užgimusi meilė, tie karšti jausmai tam jūsų riteriui, dar nereiškia, dar nepamesite jūs galvos. Jūs labai protingai, jūs mėgausitės meilę, mėgausitės dėmesiu. Žinot, kitą kartą yra toks kaifas sėdėti ir gurkšnoti kavą ir labai nuoširdžiai šnekučiuotis, negu ten kažkokius nuotykius kurti ar dar kažką forsuoti įvykius, judėti dėl to, kad reikia judėti, ar eiti ten, kur kažkur bendrauti su kažkuo dėl to, kad reikia. Ne, jūs viską labai protingai vertinsite ir viską labai protingai darysite išvadas. Nes matote, dar krenta ir 4 pentakliai. Viskas su tokiu rezervu, viskas su tokiu pasilikdama atsargumo dozę. Nes reikia žmogų išmėginti, reikia žmogų patikrinti, kad su juo pasinerti stačia galva į gyvenimą, į jo pasitikėjimą juo. Reikia jį išmėginti ir jūs būsit labai atsargi ir labai protinga. Ir taupysite tiek savo jausmus, tiek savo resursus, kas yra labai protinga iš jūsų pusės. Tai čia tik sveikinti galiu, kad ne tai, kad, žinot, einu kaip tas kvailys per gyvenimą ir kas papuolė, tas gerai. Ne, tas kvailys čia reiškia kaip tik lengvumą, džiaugsmą jumyse, viduje, bet protingumas ir išmintis sakys, kad reikia turėti atsargos rezervą, kad neišsisklaidytų ta maloni, lengva būsena iš jūsų vidaus. Ir žinote, aš čia net nebenoriu nieko pridėti su Gustavo Klimto taro kortom.
Gerai, na bet aš vis tiek ištrauksiu bent vieną kortą, ką dar pasakys. 6 lazdos, na ir štai apdovanojimas, nugalėjimas ir jūs taip elgdamasi visiškai nugalite likimą, netgi galiu pasakyti, ir fortūna visiškai jūsų pusė, ir visos pastangos yra vainikuojamos sėkme ir uždedamas vainikas, viskas. Nuostabu ir paprasta. Bet aišku, iki šio momento reikėjo nueiti tam tikrą kelią, kurį jūs nuėjote ir šauniai išlaikėte. Tai va, puikus variantas. Tai tokios naujienos šiandienos šarkelės varnelės iš mano kvepinčios čiobreliais aplinkos. Sėkmės, meilės ir laimės. Iki.